Dabar nieks nebedaro. Labai man sekasi. Savo malonumų dabar. Padarysim trupučiuką. Gal priartinsiu, pamatysim, kaip jisai daro. O čia va tai kaip hobis liko. Paprašė, parodys, nes daug žmonių nežino, kaip darosi. Tu tai dirba kaip pas chirurgą. 5 padarai per dieną, nejauti pirštų ir viską. O fabrikas... Bet jau vis tiek turbūt reikia labai atsargiai, kad nesuplištų. Matot, nusišėrė labai. Ornamentavimas. Labai sunkus darbas, žiūriu. Labai gražu. Išvarus, va. Moteris nešioja ant kartų. Čia pat yra visas šakas. A kaip vadinasi tavo šitas daiktas, su kuriuo tu dirbi? Stekas. Gal tu man netamsu? Bet jeigu blogai padarai kažką tai, sugadini, tada šeriasi. Klausai kažko? Kažkas priklauso dar nuo... Ne, aš žiūriu, kaip tu darai. Aš klausiu, kaip vadinasi tas daiktas. Tai sakau stekas. O tokia va mada buvo prieš kokių... Įdomus daiktas. Metus. Aš tave priartinau trupučiuką. Man šipsotis? Aš tave dabar Va šitą va reikia va taip išpjaustyti, va. O Ne, taip, taip, čia ne, aš čia taip negražiai, čia žmonės. Čia žmonės bandė pjaustyti, berniukai. Ar mėnesį? Tai buvo, vos panas dar... Klausyk, Nova mat. Išeinu. ten saulė trupučiuką man. Toliau va. O, kaip gražu. O čia tu dabar ką darai? Aš šlapinu. Pratimas viskas. Šlapini. Viskas turi būti... Šlapina. Paoda turi būti... Aš čia galim pamaišyti. Kas yra? Bebro kailis su Atliekit, uodegą aš jau pirksiu iš mešio. Taip įdomu. Ir kiek jis dienų šitam ir kalėdų? Ai, kaip gražu jis, kaip A, čia jau šlapia oda. Kaip jisai Dabar toliau sėdė, va, darosi. ir mankštinimą tai. Tai vadinasi rankų darbą. Jinai nekieta, jinai buvo dar kietesnė. Jinai šiaip minkšta jau palyginus. O mano tai kieta, šitą bandžiau minkštinti, man sulūžai. Šitą, jinai šitais nedirbta nieko. Ne. Čia preciziškai reikia viską daryti, labai atsargiai. Raugia, rūgo. Dabar ką tu ten darai? Ai, čia visi, aš čia šlapinu gal. Jisai šlapina odą. Paskui ornamentuoja. Spalva būtų tokia va. Balta turėjau. Kaip šito va. Šlapina. Nuo eglių nusidažo. Ne, nuo eglių jinai šiaip turėjo rudą. Net kailis rudas. Ant kiek išlaiko ją dar. Čia vat Ai, ilgai. vizitinė. 3 mėnesius. Reikia man paimti Tai tokią aišku, čia vizitinę. visiems reikia, va, išbarstyk gal kas norės. Išbarstyk, tai pats išbarstyk, kaip aš. Kažkas va gal norės. Taip, gal kas nors Aš pamiršau, žiemą užėjo šalą. Aš paskui jau nebelindau, galvoju, tiek to. ten vyrai dirba su oda. Su kailiniu. Nuslygo, bet galvoju, dar odą gal kažką galima padaryti. Taip. Ką dabar darai? Ai, vis tą patį, vis tą Tai patį. labai kieta yra, pažiūrėkit, va ten, gal jūs sugalvosit, ką padarysit. Jei būgną galima iš jos padaryti. Mankštinti, va, galite netingit matas. Aš avykainus bandžiau pagal knygas išdirbti senoviškas. Tai kas tave išmokė? Kas mane gali išmokyti? Šitą va, yra išdirbta, jinai išžiū. Tu pats nuo vaikystės darai, ar kaip? Ne nuo vaikystės. Ne nuo vaikystės. A va, yra čia va, pavyzdžiui, va. Čia jau išmankštėjo. Ne, nu visi kažkaip atėjo kažkada, ne? Ne, kažkada tai dirbau batų fabrikė, va čia va yra muziejus, dabar Vokiečių gatvė. Suprantu. Ir pradėjau taip nuo batų. Nu, čia pradėjai dirbti su oda, taip? Taip, pradėjau nuo batų, Nuo batų. o paskui perėjau į dailės kombinatą. Nu, kas čia yra, kokie... Gaila, kad negalima tavo darbų parodyti čia. Nu, neleidžia, čia aš turiu, bet neleidžia. Nu, gal paskui parodysi? Paskui būsiu mūgiai, va, ateikit, va, rašom vizitinę, va, rinkitės. Čia bus, mūgė bus Bet čia vilnių. jau kaip
užšalo. Jūs jau žinot ir Įdomu, pažįstat. kaip jisai čia daro, kaip jisai daro. Čia tu jau ornamentuoji šlapia odą, ne? Eglė, ko sakėt, eglės reikia dėti? Ar ne? Nu ir ką, paskui batų fabrikas paskui. A paskui buvo dailės kombinatas. Bet aš ten dirbau labiau su pjovėju tik tai. O paskui aš tai pabiški. Žievės nedėdė? Bet nežinau, ką pasakot. Vagi ir... Ne, nu klausyk, tu dirbai batų fabrike, o namuose kažką pradėjai kurti ar kaip? Taip, panašiai kažkaip. Taip. Susirinkau instrumentus pirmiausiai, susiradau, kokių reikia. Vėl užmiršau, kaip tavo daiktas. Stekas. Stepas. Stekas. Stekas, stekas. Labai hitrai čia. Ta kailį tas kūra, bet tu padarysi, nu, aš kaip pasidalinu. Ir tu gali padaryti bet kokią nuotrauką, nu kaip... Ne, nuotraukas negaliu. Ne nuotrauką, o aš mačiau ten... O tą Vilnius, per kiek laiko padarėt? Kur buvo Vilnius dėžutė? Šiaip tai galima padaryti per dieną, bet reikia daryti, tai temptai dirbti. Bet ten buvo įvairių spalvų, kaip Jo, jūs tai padarot? taip, ne įvairių, su dažais. Nebuvo ten galit įvairių prisėst spalvų, ten buvo praktiškai rūdas atspalvis buvo. Rūdas ir Paskui dažais šviesesnis. akvarelė ar guašo? Aneliniai dažai Vilniui. Čia jisai pasakoja technologiją, kaip reikia daryti. Nu, nežinau, aš kad čia jau daug maž galas kažkaip, jau net ir daugiau net. Va, žiūrėkit, vakar per teliką rodė televiziją. Čia dar galima, jeigu taip pabiški, dar galima, kai kol oda džiūsta, galima dar žaist, bet pabiški taip, kad geriau išsi... Ne, ten ant tokio kažkokio tai padėta. Tai klausyk, o po dailės kombinato ką pradėjai? Paskui dirbau Natanėlį, paskui dirbau Elizėjui. Nu va. A kas čia vat pas tave stovi? Su tepalus. A, čia klijus, negalim. Klijai. Dabar pašešeliuosiu, dėsiu dažų. Suprantat, lietuvių? Dabar, ne, suprantu. Aš žiūriu, tik grioveliai pasidaro. Ne, čia... Ar čia jis iškyla dar? Iškyla. Griovelių nėra. Na, įmat va tokį va išpjaustat. Aišku, kaip va... Tai nuo šito, ką jūs braukėt, šitas kyla. Man negalima skubėti dėl to, kad aš turiu čiagi pagal laiką, man reikia išnaudoti, ką aš paskui darysiu. O tu neskubėk. A kur tu skubi? Nes aš ir taip jau žiūriu per skubėjimą, jau va, ne taip priklijavau, kaip norėjau. Nu nieko, tu padarysi paskui. Iki kelintos tu šiandien čia rodysi? Iki 6 valandų gali dar eiti ir eiti. Kiek daiktų pridarysi? Dažų atsinešiu, parodysiu kaip... Alfredai?